Miesto gimtadienio renginiai pavyko puikiai todėl, kad visi prisidėjo prie jų, labai laukė, įdėjo daug energijos ir todėl, kad myli Gargždus. Didžiausią įspūdį, aišku, paliko mūsų pačių organizuotas renginys, nes mes jo labai laukiam. Norėjom ir buvo netikėta tai, kad pavyko. Ir aišku, labiausiai patiko Marijono Mikutavičiaus koncertas. Na, kad pavyko Gargždų miesto gimtadienis, manau, todėl, kad iš tikrųjų žmonės jam rengėsi ir be abejo šiais metais, manyčiau, kad ta šventė buvo todėl tokia graži, kad ypatingai daug dirbo ir mūsų darbuotojai, ir taip pat bendruomenė aktyviai įvairiuose tinkluose, socialiniuose apie tą šventę informavo. Na ir visos kitos organizacijos, kurios prisidėjo be abejo prie šito vardo garsinimo, nes pavyzdžiui skambino ir iš televizijos, ir aš taip pat girdėjau ir kaip per radiją komentavo kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Man atrodo, tai sutraukė labai daug žmonių į Gargždus, buvo didžiulis dėmesys tam skirtas ir todėl visų nuotaika buvo puiki, nes jie žinojo, tikėjosi, kas gali būti, o tai, kas turėjo būti ir įvyko. Todėl šventė, manau, buvo graži. Jeigu taip reikėtų perbėgti visą tą savaitę, kaip pradėjome nuo skulptūrėlės Verslo dovanotos, tai yra mūsų Katino Gargždų mieste pirmojo tokios skulptūros tos atidarimo ir iki paskutinio akordo, kada atvyko Marijonas Mikutavičius į Gargždus ir tai buvo didžiulė staigmena žmonėm. Tai manyčiau, kad visi renginiai buvo puikūs ir kiekvienas galėjo atrasti, ko tik tai jam reikėjo. Tai buvo labai įvairus spektras įvairių renginių. Ir tikrai žmogus, kuris nori atrasti, jis visada atranda, kuris moka džiaugtis, jis visada džiaugiasi. Visų pirma, labai malonu girdėti, kad miesto gimtadienis pavyko ir tai jau dėkui visiems, kurie taip mano, taip pat ir aš manau, kad pavyko. Kodėl pavyko? Visų pirma, šie metai neeiliniai, tai yra jubiliejiniai, 760. Ir matyti esminis dalykas, kad prie šito gimtadienio pasiruošimo, prie visų renginių ciklo dirbo labai daug žmonių ir iš įvairių institucijų, pradedant savivaldos instituciją, baigiant bendruomenėm, visuomeninėm organizacijom ir panašiai. Labai buvo daug idėjų ir manau, kad šitos visos idėjos įsipildė su kaupu, todėl renginys ir pavykęs. Ir dar sakyčiau, kad buvo daug tokių renginių, kurie kaip kritinė masė, sakykime, ten skulptūros atidarimas, tai buvo pirmą kartą Gargžduose. Ir tai visiems buvo toks lengvas šokas ir manau, visi džiaugiasi tais dalykais. Iš tikrųjų, manau, kad visi renginiai buvo pakankamai geri, o kai prasidėjo renginių ciklas nuo skulptūros atidarimo, aš tada sakiau, o tai čia geras. Galų gale vėlgi grįšiu prie kritinės masės, man irgi buvo geras, pats ten dalyvau, mačiau ir buvo labai gera. Slėnyje matyti tokią gausą žmonių, tai irgi, manau, buvo geras renginys ir labai puiku, kad taip vyksta Gargžduose. Pagaliau sulaukėme to laiko, kada žmonės per daug nesiskirstė į tai, kas anksčiau būdavo yra kultūros centras arba kultūros skyrius ir tegu jie ten dirba. Šiuo atveju matau, kad labai sujudo visi Gargždai, įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys iniciatyvą parodė ir todėl gavosi, na, kaip sakyti, kaip ta šluota susirišo ir gavosi gražiai šluojanti. Man atrodo, kad pagrindinis dalykas yra tas, kad nes vienaip ar kitaip bet kokį darbą daryk, vieną galvą gerai, daug yra geriau. Ir atsirado tokių gražių iniciatyvų, kad labai norisi, kad ateityje tęstųsi. Aš esu, grubiai kalbant, muzikantas, ar ne? Liaudies muziką baigęs. Tai man istorija, kažkodėl tai nėra tas dalykas, kuris mane labai žavėtų ir trauktų, bet šių metų muziejaus organizuotoje konferencijoje bent jau pirmieji pranešimai, kuriuos spėjau išgirsti, mane iš tikrųjų patraukė, sužavėjo ir man atsirado kažkoks tai noras daugiau to matyti, girdėti ir apčiuopti.